Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai papasakosiu apie 5 pagrindinės klaidas, kurių nedaryti tik pradėjus sportuoti. Tai dažniausiai kas būna, mes pradedame sportuoti, nes galvojame, kad aš čia greitai numesiu svorio ir turėsiu gražias kūno linijas, bet ir iš tikrųjų mes gerai, kad mes norime pradėti, bet nuo ko pradėti, kad nepadarytume tų klaidų. Tai dažniausiai, ką žmonės pradeda daryti, tai jie pradeda sportuoti per daug ir per greitai. Tai jeigu mes, tarkime, nusprendėme keisti savo gyvenimo būdą, mums kitą dieną iš karto nereikia nuvaikščioti po 10-15 tūkstančių žingsnių, nes būtent tai veda prie traumos. Tai yra pirma klaida. Antra klaida, mums nereikia iš karto pradėti bėgioti, mums nereikia iš karto nusprendus, rytoj mūsų pokyčių ir nubėgau kitą dieną 5 km. Tai taip pat veda prie traumų. Tada trečia klaida, tai jeigu mes einame į sporto salę, mes pradedame kelti didelius svorius. Mūsų kūnas nėra pasiruošęs iškelti didelių svorių, todėl įvyksta trauma. Tai yra trečia klaida. Tada ketvirta klaida, mes darome vien tik kardio, stengiantis pakeisti savo gyvenimo būdą. Tai taip pat yra klaida. Mums reikėtų įtraukti taip pat jėgos treniruotės. Ir tada penkta klaida, mes darome vėlgi per daug treniruočių, neatsistatome, jaučiamės blogai, nuolat jaučiame raumenų skausmą, dingsta motyvacija ir nebepasiekėme tų rezultatų, nes treniruojame 7 kartus per savaitę sporto salėje po 2-3 valandas arba dar papildomai darom kažkokį kardio ir tai tikrai nėra malonumas. O kaip iš tikrųjų turėtų atrodyti tas sporto planavimas siekiant pakeisti savo gyvenimo būdą, tiesiog turėti gražesnės kūno formos, tai jeigu mes turime pakankamai finansų, mes galime kreiptis į asmeninį trenerį, kuris ištestuos mūsų kūną, tada duos bazinius pratimus, kuriais reikėtų sustiprinti paprastas kūno dalis, kad gerai jaustumėtės, kad nejaustumėte nugaros skausmo, kad sustiprėtų keliai, alkūnės ir tai būtų pradžia. Tai būtų galima daryti. Tada, kas liečia fizinį aktyvumą, kardio, tai galima pradėti nuo 3-4 tūkstančių žingsnių per dieną. Ir kai jau jaučiatės gerai, padidinti žingsnių kiekį per 1000 ir šį žingsnių kiekį didinti iki 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Jeigu tai leidžia jūsų galimybės padidinti iki 10 tūkstančių žingsnių per mėnesį, 2-3 ir tada išlaikyti tai. Jeigu nepavyksta to pasiekti, tai užteks per dieną suvaikščioti 5-6 tūkstančių žingsnių per dieną ir tai taip pat bus neblogas fizinis aktyvumas, siekiant pagerinti sveikatos rodiklius. Tada vėlgi, ką galima suprasti, kad rezultatus pasieksite, jeigu nuolat laikysies disciplinos. Ir per savaitę sportuosite apie 3-4 kartus per savaitę sporto salę po 30-45 minutės. Treniruotės turi būti kokybiškos, kad neperpirkti ir nuolat jose vyktų periodizacija. Tam, kad kūnas keistųsi. Ir kūnas iš karto nepasikeis per 1 savaitę, per 2, per 3 mėnesius, per 3 mėnesius jau galite pamatyti per mūsų tokius neblogus pokyčius, bet dažniausiai kūnas keičiasi per mūsų 3 metus nuo sporto pradžios. Tai vėlgi, kokybiškos, subalansuotos treniruotės su teisinga technika, ištaisantis balansus, jums padės pasiekti puikiausius rezultatus. O paskui viskas kitas liečia mitybą. Tai sportas ir mityba yra svarbu siekiant pasiekti sveikatimo tikslus. Tikiuosi šitas video buvo naudingas, pamatėte naudingų įžvalgų, kurias pabandysite pritaikyti praktiškai ir nebekartosite tų klaidų, kurias kartojau aš, mano klientai ir paprasčiausiai pasidalinsite šią žinutę visoje Lietuvoje, kad daugiau žmonių būtų sveikesni. Ir ačiū, kad išklausėte šį video, tai pamėgte, pasidalinkite šį video ir pasimatysime kitą kartą. Iki pasimatymo, mėlyjeji.